Labas, čia Simona ir laida Tiek pinigų. Vasario 6 dieną jūsų laukia aktualijos apie į Lietuvą 100 000 plaukusius seksualinio nusikaltėlio Jeffrio Epsteino pinigus, besitęsiančius nemalonumus lenktynininkui Benediktui Vanagui ir labai jam nepalankius liudininkų parodymus. Taip pat pasidalinsiu prokuratūros sprendimu dėl Nemuno aušros rinkimų finansavimo ir galiausiai aptarsime, kiek jau teko pakratyti pinigines, susimokant už šildymą. Teisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino ryšiai su Lietuva narpliojami ir toliau. Paskelbta, jog Epsteinas pinigus į Lietuvoje veikiančių bankų sąskaitas pervedinėjo beveik iki pat savo mirties kalėjime 2019 metais. JAV Teisingumo departamento paviešintais duomenimis nuo 2008 metų į SEB, Swedbank ir tuometinio DNB sąskaitas 25 pavedimais pervesta mažiausiai 152 000 eurų. Tačiau įmanoma, jog suma gali būti dar didesnė, nes didelė dalis dokumentų nuasmeninti, o paieškos apribotos. Kokiu tikslu ar už ką šie mokėjimai buvo atlikti, dokumentuose nėra nurodoma. Dėl paviešintos informacijos Panevėžio apygardos prokuratūra šią savaitę pradėjo ikiteisminį tyrimą. Didžiausios sumos siejamos su renginių organizatoriumi Valdu Petreikiu. 2017 m. sausį jo bendroviai Force projektai pervesta 75 000 eurų, o 2018 metais Epsteino fondas jo vadovaujamai viešai įstaigai Baleto teatras skyrė dar 33 000 eurų. Po kilusio skandalo Petreikis pranešė veiklą nutraukiantis. Iš paviešintų susirašinėjimų matyti, kad dalis pervedimų buvo atliekami konkrečių asmenų prašymų. 2016-2017 metais Epsteinas nurodė pervesti po 5 000 eurų lietuviškas SEB sąskaitas pateikusioms balerinoms. Vieno 2018 metų vasarį į Swedbank sąskaitą atlikto 5 000 eurų pavedimo paskirtis buvo aiškinta kaip parama 2 senų draugų mokyklai. Tai matyti iš Epsteino buhalterio Richardo Kano ir Deutsche Bank darbuotojo susirašinėjimo. Dokumentuose taip pat minimi mažesni pervedimai Lietuvos muikininkiai ir kitoms lietuviškas sąskaitas nurodžiusioms moterims. O paskutinis 2019 metais patvirtintas mokėjimas, kaip galima suprasti, buvo skirtas IELTS anglų kalbos egzamino išlaidoms padengti. Žinoma, Epsteino ryšiai kelia klausimų ir tarptautiniu mastu. Pasaulio ekonomikos forumas ketvirtadienį pranešė pradėsintis nepriklausomą tyrimą dėl savo prezidento ir generalinio direktoriaus Bjorge Brende bendravimo su Epsteinu. Forumui teigiant, kad Brende dalyvavo 3 verslo vakarienėse su Epsteinu ir vėliau su juo bendravo elektroniniu paštu bei SMS žinutėmis, PEP valdyba pavedė audito ir rizikos komitetui inicijuoti nepriklausomą šių ryšių peržiūrą. Primenu tiems, kurie kažkokiu būdu praleido visą skandalą. Šie ir dar daugiau faktų paaiškėjo praėjusią savaitę, kai JAV Teisingumo departamentas paviešino apie 3 milijonus su Epsteinu susijusių dokumentų. Nors skelbiama, kad tai visi turimi falai, išgyvenusieji įstatymų leidėjai ir žmogaus teisių gynėjai kritikuoja, jog dalis informacijos vis dar slepiama. Vilniaus teisme toliau intensyviai nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinimų sulaukė Lietuvą Dakare garsinantis Benediktas Vanagas. Prokuratūra jam, taip pat bendrovės Gerdista direktoriai Godai Mankutei ir viešajai įstaigai Nacionalinis automobilių klubas pateikė kaltinimus kreditiniu sukčiavimu, esą apgaulė įgyta ir išvaistyta 154 000 eurų ES parama. Kaip rašo portalas 15 min, teisme liudijęs automobilių prekybos įmonės atstovas Gediminas Lekštys pasakojo, kad sunkvežimių Mercedes pirkimo sandorius Gerdistos vardu faktiškai derino Vanagas ir jo kolega Artūras Šerkšnas. Liudytojo teigimu sutartis iš pradžių buvo pasirašyta su Nacionaliniu automobilių klubu, vėliau pirkėjas pakeistas į Gerdistą, o kainos buvo suderintos dar iki oficialių procedūrų. Pasak Lekščio, Gerdista negalėjo tiesiogiai pirkti transporto priemonių, todėl buvo surengtas konkursas, kurį laimėjusios įmonės sunkvežimius pardavė už anksčiau su Vanagu sutartą kainą. Įmonės Altum LT vadovė Rasa Austrotienė teisme teigia, kad jos vaidmuo buvo administruoti ES finansuojamą projektą ir užtikrinti, jog visi veiksmai atitiktų sutarties sąlygas. Ji aiškino, kad tiekėjų konkurso dokumentuose galėjo būti nurodyti tik bendri techniniai reikalavimai, o ne konkretus pardavėjas. Taip pat tvirtino, jog projektų pavadinimai nebūtinai tiksliai apibrėžia faktinę veiklą. Dėl to ji nesutiko su prokuroro pozicija, jog kaimiškose vietovėse numatytos paslaugos negalėjo būti teikiamos miestuose. Liudytoja Kristina Tumienė, dirbanti
nacionalinėme automobilių klube patvirtino, kad Vanagas yra jos vadovas, tačiau teigė apie Gerdistos veiklą sužinojusi tik iš žiniasklaidos. Ji nurodė, jog pati rūpinasi klubo atributikos prekybą ir prekės ženklo populiarinimu, o su ginčijimu projektu tiesiogiai nesusijusi. Teismas taip pat svarstė apklausti nacionalinės mokėjimų agentūros atstovę, kurios analizė tapo ikiteisminio tyrimo pagrindu. Tačiau dėl laiko stokos galėjo būti skelbiama pertrauka. Kaltinamieji Vanagas, Mankutė ir nacionalinis automobilių klubas prokuratūros įtarimus neigia. Kaip jau minėjome praėjusioje laidoje, Europos prokuratūra teigia, kad ES lėšomis turėjo būti finansuojamos mobilios automobilių remonto paslaugos kaimiškose vietovėse. Tačiau realiai pinigai galėjo būti panaudoti privatiems tikslams, įskaitant dalyvavimą Dakaro ralyje. Bylos duomenimis realių tokių paslaugų teikimo įrodymų kol kas nėra pateikta. Seniai fiksuoti šalčiai verčia ne tik džiūgauti dėl kokybiškos žiemos, bet ir graudintis dėl plonėjančios piniginės. Po itin šalto sausio individualių namų savininkai fiksuoja smarkiai išaugusias elektros sąskaitas už šildymą. Kai kur jos padvigubėjo ir siekia 400–500 eurų. Hidrometeorologų duomenimis šių metų sausio vidutinė temperatūra siekia -9,2 laipsnio ir buvo šalčiausia per 15 metų. 2025 metų sausis buvo net 2 laipsniais šiltesnis. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija skaičiuoja, kad sausio šildymo sąskaitos butuose dėl šalčių ir panaikintos PVM lengvatos bus didesnės net 85–90%. O valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas neatmeta, kad augimas gali siekti ir 110%. Kol daugiabučių gyventojai dar laukia sąskaitų, individualių namų savininkai šildantis namus šilumos siurbliais jau skaičiuoja ženkliai išaugusi elektros suvartojimą. Gyventojai pasakoja, kad net ir apšiltintuose namuose elektros suvartojimas sausį išaugo 100 kWh. Vilniaus rajone gyvenanti Lina teigia, jog jos 200 m2 name sausį sunaudota beveik 2000 kWh elektros, o sąskaita viršys 400 eurų, nors namuose palaikoma apie 19 laipsnių šiluma. Panašiais skaičiai socialiniuose tinkluose dalyjosi ir kiti šilumos siurblių naudotojai. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius skaičiuoja, kad jo 200 m2 namo šildymas ir karšto vandens ruošimas sausį kainavo apie 550 eurų. Pasak jo, esant dideliam speigui, šilumos siurblių naudingumo koeficientas mažėja, o elektros kainos rinkoje kyla. Todėl šildymas tampa ypač brangus, nors gruodį kainavo apie 180 eurų. Ekspertai taip pat atkreipia dėmesį į sisteminės rizikas. Šalčių metu masiškai veikiantis šilumos siurbliai didina elektros tinklų apkrovą ir rinkos kainas. Nagevičius įspėja, kad augant šilumos siurblių skaičiui didės tinklų perkrovos ir elektros kainų spaudimas visiems vartotojams, o tai gali lemti būtinybę brangiai stiprinti elektros infrastruktūrą. Komentaruose kviečiu pasidalinti, ar jau pajutote per kišenę skirtusią šildymo kainas, o gal problemą sprendžiate kitais būdais. Blitz naujienos. Generalinė prokuratūra įvertinusi STT atlikto tyrimo duomenis nutarė nutraukti tyrimą dėl galimai neteisėto partijos Nemuno aušra rinkimų kampanijos finansavimo. Tyrimas buvo pradėtas pernai Liepą, reaguojant į žiniasklaidos platformos redakciją paskelbtą informaciją apie galimus finansavimo pažeidimus, įskaitant bandymus apeiti aukų ribojimus ir nemokamai teiktas paslaugas. Prokuratūra konstatavo, kad surinkti duomenys nepatvirtino nusikalstamos veikos požymių, nes nebuvo nustatyta, jog neteisėta parama viršijo baudžiamąjį atsakomybei taikoma 25 000 eurų ribą. Šį sprendimą patikrino ir aukštesnysis prokuroras, kuris nutarimą paliko galioti kaip teisėta ir pagrįsta. Daugiau apie tyrimą redakcijos YouTube. Milijardierius Elonas Muskas pranešė sujungęs kosmoso bendrovę SpaceX su dirbtinio intelekto kūrėja XAI, siekiant statyti duomenų centrus kosmose. Pasak Musko, tai per kelerius metus galėtų tapti pigiausiu būdu kurti dirbtinio intelekto skaičiavimo galę, o trumpuoju laikotarpiu sandoris leis XAI gauti milijardinės investicijas iš SpaceX. Duomenų centrų statyboje svarbu vaidmenį atliks Starship raketos, o energija būtų gaunama iš Saulės. Vyriausybė pritarė Teltonikos puslaidininkių gamyklos statybai reikalingo beveik 15 hektarų sklypo Liepkalnyje paskirties keitimui iš visuomeninės į pramonės ir sandėliavimo. Sprendimas priimtas siekiant įgyvendinti valstybei svarbų Teltonika High-Tech Hill projektą ir tęsti jo antrąjį plėtros etapą. Antradienį rinkas apėmė nervinga nuotaika, smuko akcijų kainos, o bitkoinas pasiekė žemiausią lygį nuo 2000
2024 m. lapkričio. Bitcoinas buvo smukęs beveik 7 procentais iki kiek mažiau nei 73 tūkstančių JAV dolerių. Vėliau pakilo iki beveik 77 tūkstančių, tačiau nuo spalio rekordo jo vertė sumažėjusi apie 40 procentų. Po to, kai JAV numušė Irano droną, atsinaujino geopolitinė įtampa, todėl trečiadienį smarkiai susvyravo aukso kaina. Po kelių dienų kritimo auksas vėl pakilo virš 5 tūkstančių JAV dolerių už unciją. Kainų augimą pastaruoju metu skatino JAV prekybos politikos pokyčiai, geopolitinis neapibrėžtumas ir didėjantis centrinių bankų aukso pirkimai. Ketvirtadienį Europos centrinis bankas 5 kartą iš eilės paliko galioti 2 procentų palūkanų normą, infliacijai ir toliau nesiekiant nustatyto 2 procentų tikslo. Bankas nurodė, kad ekonomika išlieka atspari sudėtingoms pasaulinėms sąlygoms. Augimą palaiko žemas nedarbas, geri verslo rezultatai, didėjančios viešos išlaidos gynybai ir infrastruktūrai bei ankstesni palūkanų mažinimai. ECB pažymėjo, jog ateities perspektyvos išlieka neaiškios dėl prekybos politikos neapibrėžtumo ir geopolitinių įtampų. Tiek šiandien pinigų, keliaukime visi į savaitgalį. Su jumis buvo Simona, iki pasimatymo.